Su jumis tiesiai iš Kristaus kelias bažnyčios Mažeikiuose sveikinusi aš Danielius ir šiandien kartu su manim studijoje turiu nuostabius žmonės. Tai yra mūsų bažnyčios pastoriai, kurie apie 30 metų jau yra tarnystėje ir tai yra pastorius Dima ir Jurga. Jie šiandien kartu su manimi kalbės vieną labai įdomią temą. Bet iki tol, kol mes pradėsime kalbėti, mes norėtume jūs pakviesti į konferenciją Išrinktas, atpirktas, pateptas, kuri yra skirta tarnaujantiems ir norintiems pradėti tarnauti. Ir ši konferencija vyks kovo 22-23 dienomis, todėl jeigu jūs domina ir jūs arba tarnaujat, arba labai norit pradėti tarnauti, tai šita konferencija jums, todėl nepraleiskite, registracija bus apačioje. Ir dabar norėtume mes pradėti kalbėti apie labai įdomią temą. Šitas klausimas, pirmas klausimas bus jums abiejiems. Taigi, nuo ko prasidėjo jūsų tarnystė? Kaip minėjau, tarnaujate apie 30 metų ir čia yra, mano atžvilgiu, čia yra labai ilgas laikas. Ir nuo ko prasidėjo ir koks buvo pirmas tarnavimas? Nežinau, pradėkit, kuris norit. Atrodo, tiek daug laiko praėjo, bet labai ryškiai prisimenu. Pirmą kartą tikriausiai į bažnyčią aš atėjau, tai buvo sekmadienis. Antradienį pastorius pakvietė susirinkti jaunimą ofise. Būnant tenai, tarnavimo metu, pastorius pradėjo skirstyti tarnavimus. Ir taip išėjo, kad pirmas mano tarnavimas buvo prie durų pasitikti žmonės. Ir tuomet mes rinkomės kultūros rūmuose ir pro tas duris įeidavo daug žmonių. Ir garsių netgi žmonių, muzikos pasaulio atstovai. Ir kada aš pirmą kartą ėjau į bažnyčią ir ten mane pasitiko žmonės, aš galvoju, aš čia niekada nenorėčiau stovėti. Man būtų didžiausia gėda čia stovėti ir sveikinti. Ir įsivaizduojat, po 3 dienų aš atsiduriu ten visiškai iškeptas naujas krikščionis prie durų ir pradedu sveikinti žmonės. Buvo mirtis savo, bet aš peržengiau, priėmiau šitą iššūkį ir nuo to prasidėjo mano tarnavimas. Tikriausiai daugelio pirmas tarnavimas yra tvarkdariai. Stovėti prie durų, sveikinti žmonės, nes mano tikriausiai vienas pirmųjų taip pat buvo arba šlonimas, arba tvarkdariai. Ir aš tvarkdarių tarnavimo be galo nemėgau. Nes atsimenu, tėtis buvo lyderis tarnavimo ir jis visą laiką mane labai griežtai imdavo, tai aš galvoju, aš tikrai negaliu būti šitam tarnavime. Nu ir pereikim prie pastoriaus. Kaip pirmas tarnavimas nuo tvarkdarių, nuo to ir prasidėjo. Galbūt šiandieną ir pasakyčiau, kad nebuvo pasirinkimų iš tikrųjų. Vieną galiu pasakyti labai geras dalykas, kad man padėjo gerai, kad šalia buvo tinkami žmonės, kurie iškart įvedė į tarnavimą, tai yra labai svarbu. Tvarkdariai, nieko tame nėra blogo. Galbūt pats nepopuliariausias, bet iš tikrųjų, kai supranti, jeigu tai dvasinis tarnavimas, tai tiesiog tu sutinki žmogų ir ten sakai labą dieną, ten labas rytas, kaip gerai jūs matyti, iš tikrųjų ten gali labai stipriai veikti dvasios dovanos. Taip, ačiū už atsakymus. Taip įdomu buvo, nes niekada nesusimaščiau, paklausiu, kokie tai buvo jūsų tie pirmieji tarnavimai. Nes vis tiek kažkaip pačiai pradžiai nepasakiau, tai yra ne tik pastoriai, bet tai yra ir mano tėvai. Tai aš galvoju, čia yra svarbu žinoti, kada aš kalbinu savo tėvus. Ir kadangi pastorius užbaigė, tai ir pratęs tokį gal įdomesnį klausimą, kokie buvo pirmieji sunkumai pradedant tarnauti. Ir kokia buvo viena pirmųjų charakterio savybių, kurią Dievas pradėjo keisti? Kada tave įmeta į tą vietą, kur tu dar nieko nežinai, jaunas krikščionis, sunkumų be abejo labai daug ir nežinai kaip elgtis. Kaip ir sakiau prieš tai, ačiū Dievui už žmonės, kurie buvo šalia, kurie pataisė, nukreipė, paragino, padrasino. Ir aišku, turbūt pirmas savybės charakteris, ta tokia baimė prie žmonės galbūt, kažkokie tokie, galbūt čia ne savybė charakteris, bet toks dalykas galbūt. Tai tiesiog Dievas pradėjo išlaisvinti iš baimių. Taip. Nes taip. čia... Tiek, su žmonėm reikėjo kontaktą turėti. Taip. Pripratai prie draugų, o čia reikėjo su svetimais žmonėmis turėti kontaktą. Taip. Čia tikriausiai yra viena didžiausių žmogaus baimių, tai yra baimė kito žmogaus nuomonės. Ką čia apie mane pagalvos ir visa kita.
Tai va, aš irgi kažkaip galvoju apie jūsų to tarnystę 30 metų. Čia toks ilgas laikas, kiek Dievas per tą laiką darė, bet tikriausiai unikaliausias dalykas, kurį aš matau jūsų tarnystėje, tai yra vaisius. Kad tai nėra tiesiog 30 metų trypimo vienoj vietoj, bet kad yra vaisius. Aš tą vaisių išvelgiu ne kiekyje, bet tas vaisius jisai yra tai, kad auga ištikimi žmonės jūsų tarpe. Kad nėra taip, kad atėjo, šiek tiek patarnavo, pabuvo mūsų bažnyčiai ir išėjo, bet žmonės jie nori įsišaknyti, jie nori pasišvęsti tam ištikimybę realiai, kad jūsų supratimas apie tarnystę, jis yra ne tiesiog, kad tai yra fainai daryta, ne, kad aš galiu kažkom padėti, bet kad žmonės jie ieško kažko gilesnio. Tai va ištikimybė, paklusnumas, nuolankumas, kad jie tų dalykų mokosi iš jūsų. Ir be abejo, jeigu bažnyčia auga, tai čia yra irgi didelis pliusas. Aš pamenu, kai atėjau į bažnyčią ir tuo metu, žinoma, bažnyčiai buvo daug žmonių, kurie jau įtikėjo ilgą laiką ir jie tiesiog ateidavo į tarnavimą, atsisėsdavo, atsėdėdavo ir išeidavo. Ir man pirma mintis tokia buvo netgi viena iš pirmų maldų, kada aš pradėjau tarnauti, sakau, Dieve, praeis, sakau, 20-25 mano tikėjimo metai. Padėk man netapti tiesiog lankytojų, kuris ateina ir atsisėda ant kėdės ir pasibaigus tarnavimui išeina namo ir gyvena savo gyvenimą. Ir aš iš tiesų džiaugiuosi, kad Viešpats suteikė ir jėgų, ir stiprybės, apsupo žmonėm, kad galėjom tiesiog taip vat išsaugoti šitą troškimą ir norą tarnauti. Nes kartais pavargsti ir atrodo, kaip būtų gera ateiti, atsisėsti ant galinės kėdės, tu nieko nelieti, tavęs niekas neliečia, tu tyliai atėjai, tyliai išėjai. Bet po to, kai pagalvoji, kad vis dėlto didesnė įtaka tu gali padaryti, kada tu prisiėmė atsakomybę. Taip. Ne tik tai kažkieno gyvenime, bet žinoma ir savo gyvenime. Taip, wow. Ir iš tikrųjų, net galiu pasakyti, kad matau aš tai pačioj bažnyčioj. Ir aš žinau, kad tiesiog ne tai, kad lyginti bažnyčias, bet bendram vaizde bažnyčių Kristaus kūno Lietuvoje, tai yra tiek daug bažnyčių, kurios neturi tiek daug tarnų ir aš manau, mūsų bažnyčia yra tokia palaiminta, kad turi tiek daug žmonių, kurie tarnauja vis tiek, palyginus procentaliai, kad mūsų bažnyčiai tiek daug yra tarnaujančių. Nes kitos bažnyčios turi kelis tarnaujančius ir jie yra išsekę ir visa kita, bet mūsų bažnyčiai, aš manau dėl to, kad mūsų pastoriai, jie aiškiai išreiškia, ką reiškia tarnystė, aiškiai parodo, kaip tarnystė turėtų atrodyti. Man daugiau nešnekėjus, pereikim prie sekančio klausimo. Ir čia bus klausimas Jurgai. Kaip žinoti, kuris tarnavimas yra tavo? Ir kaip sužinoti, kaip ir kur gali pasitarnauti ir surasti tą įtakos vietą? Labai daug galbūt jaunų netgi žmonių, kurie ieško savęs, neranda savęs ir užduoda tą klausimą, kur man rasti save, kur atrasti savo vietą. Ir tas atsakymas tikriausiai slypi kiekvieno mūsų viduje, kada mes pamatome kažkur poreikį. Kada mes ieškome ir klausėme viešpats, aš galvoju, jisai nukreipia mūsų žvilgsnį, nes labai dažnai bendraujant su žmonėm, jų širdise, jų mintise, atėjus paklausti, kodėl mes nedarom vieno ar kito tarnavimo, arba netarnaujam vienai ar kitai žmonių grupiai, va čia ir yra atsakymas. Viešpats nukreipia tavo žvilgsnį, viešpats nukreipia tavo fokusą į šitą žmonių poreikį. Taip. Ir nereikia pykti, kai ateina, sako, o kodėl, mes turėtumėm tarnauti. Ir aš suprantu vieną dalyką, kad man dėl šito poreikio net nekilo mintis ir neskauda širdies. Taip. Aš galbūt nemiegu dėl kitų dalykų ir pergyvenu dėl kitų dalykų, o viešpats parodo konkrečiai į tą poreikį, į tą žmogų, į tas situacijas. Ir man atrodo, tai yra antiek individualu. Ir kitas dar dalykas, kad žmonės ieškodami tos konkrečios vietos, jie kartais netgi bijo prisiimti atsakomybę, nes sako, tai ne mano vieta, ar ne, arba bijom to kelio, arba tos patirties, bet aš supratau vieną dalyką, kad netgi jeigu aš esu šiandieną ne toj vietoj, kur Dievas nori mane matyti, arba ta galutinė stotelė, nors aš nežinau, ar galima taip vadinti mano pašaukimo galutinė stotelė ir tol, kol aš nesužinau, nieko nedarau. Bet ta patirtis tavo gyvenimo, kada tu pradedi nuo čia ir eini čia, visą laiką
tu kaupi tą bagažą, Taip. tu kaupi tą patirtį. Ir atsidūręs kažkada ten, tu supranti, kad tu turėjai praeiti šitą kelią tam, kad šitoj vietoj, tarnavimas būtų vaisingesnis. Taip, wow. Tarnavimas prasideda nuo poreikio. Kad, Aš manyčiau taip. taip. Kad jeigu tu matai poreikį, tai reiškia, tai yra gal netgi tai, kad Dievas tau rodo, į ką tu galėtum atsakyti. Taip. Čia visiems jauniems žmonėms, kas klauso mus dabar, arba tiesiog jeigu jūs norit pradėti tarnauti ir jūs nežinot, tai čia yra pats paprasčiausias atsakymas. Matot poreikį, klausia Dieve, ar tai yra poreikis, į kurį aš galėčiau atsakyti, ir tada pradedam tarnauti. Tai vat nieko nelaukiant, gal iškart pereikim prie to klausimo pastoriui. Taigi, kam reikalinga išvis tikinčio gyvenimo tarnystė? Ar tai yra būtinybė? Žiūrint į savo tą žmogišką patirtį, kurį praėjau, nors čia 30 metų čia nėra daug, žinau žmonės, kur didesnį turi tą patirtį. Savo atžvilgiu, tai mano subjektyvi nuomonė, kad būtinas man asmeniškai padėjo įsišaknyti Taip. į bažnyčią ir kada šaknis, jos tampa gilesnės, kada tarnauji, jos gauna tą augimą ir gilinasi toliau, giliau, stipriau, į santykį stiprėja ir tai padeda. Tarnavimas padeda gilintis į tai nes tikrai daug mačiau. Žinau, pažįstu žmonių, kurie neišsilaikydami tarnavime šiandieną, kaip gaila ir bebūtų, pažiūrėti jų gyvenimą, pasyvumas, toli nuo Kristaus, kažkur kitur, bet kol buvo tarnavime, tol jie kažkaip laikėsi to, nes be bažnyčios neįmanoma. Aš galvoju, ta atsakomybė, kurią žmogus prisijima, jinai padeda išstovėti ir išsilaikyti tikėjime. Ir kartais tavo atrodo taip sunkiai viską, bet tu jausdamas tą atsakomybę, Taip. Tiesiog išstovi, išsilaikai ir vėl, kol jauti tą atsigavimą, tokį vėl atgaivą eit pirmin į priekį. Taip, be abejo. Aš kažkaip pagalvojau, irgi permetęs greitai, galvoju, tikriausiai aš irgi net nebūčiau, net nesėdėčiau čia kartu su jumis, jeigu nebūtų tarnystės, nes tiek atsakomybė reikalauja pastangų, nes kartais atrodo, jauni žmonės, žinot, jeigu tai yra tikintis jaunas, tai tikriausiai nebrandus, nežinantis stabilumo ir jam tie pasirinkimai tikėjimo keliai yra be galo sunkus. Jisai vis tiek vertina dalykus kitaip. Jeigu paimam brandų tikinti ir paimam jauną ir tarnystė, tai iš viso yra stimulas pasirinkti tai, ką Dievas nori ir tai, ką jo žodis sako. Tai aš tikrai žinau, net iš savo patirties, tiek, kiek jos beturėčiau, kad tarnystė yra tai, kas ne tik iššaknyja, ne, kaip sakėt, bet tai, kas netgi gali išlaikyti tikėjime, kas yra, net, kas padeda pastatyti pamatą, nes tu atsiduodi, tu pasiaukoji. Tai vat, einant toliau, dar pastorių klausimas būtų, o ką asmeniškai tarnystė davė tau? Tiesiog išvardint gal kelis dalykus, ką tai atnešė, ką atnešė tas pasišventimas, ką atnešė pasiaukojimas. Kiekvienas žmogus turi daug klausimų savo viduje, kam aš gyvenu, kam aš reikalinga, žinote, čia tie esminiai dalykai, kurie filosofai, kas netingi, žinote, uždavinėje bando atsakyti, bet būtent tik tais tarnaudamas, aš kaip ir gavau tokius tos atsakymus, jaučiu, kad esu kažkam reikalingas, iš tikrųjų tą tokį gerą, tokį jausmą duoda, niekas negali tokio jausmo duoti, kada tu gali pasitarnauti kažkam, galbūt tą tokį vidinį, tą tokią žmonės ieško laimės pasaulyje, tai galbūt tą laimę tokia, galbūt. Bet tokį gerą, tokį jausmą iš tikrųjų, kurį negali kažkur tai gauti kitur. Wow, ačiū už atsakymą ir dabar taip mąstau, galvoju, ar žmonės klausosi, ką jūs dabar kalbat, nes jeigu kažkas iš tų, kurie klauso, girdi, kad jaučiasi nereikalingas arba vienišas, tai ieškokit poreikių bažnyčioje, pradėkit tarnauti ir tai duos jums gyvybę. Tai duos jums kryptį. Netgi pasakysiu, ne tik bažnyčioj, bet ir už bažnyčios ribų, nes pačioj bažnyčioj mes minimaliai to laiko savo gyvenimo praleidžiam. Taip. Bet tiesiog eidamas gatvę pamatysi, viešpats nukreips, ar žmogus sėdintis, prašantis duonos, ar tenai močiutė, kuriai reikia panešti tašę, atrodo, man reikia aukštesnio tarnavimo, bet tarnystė tokia yra žemiška ir paprasta, jeigu mes tiesiog pradedam budėti, viešpats tiesiog nukreipia mūsų žvilgsnį ir mes tikrai galim kasdienybėje atrasti tarnystę susilietimo tų taškų. Taip. Ir dabar klausimas būtų jums abiem. Vienas dalykas, kurį patartumėt žmogui, kuris iš ties nori pradėti tarnauti, bet yra dalykai, kurie laiko jį. Gal baimė,
gal kad jisai nesijaus patogiai tarnystėje. Ką vieną dalyką patartume tokiam žmogui? Nesvarbu jo amžiaus. Galbūt dėka žmonių, kurie aplinkui buvo, jų pavyzdžių, man pakako, kad pradėti tarnauti, neturėjau jokių gabumų, kaip čia pasakyti, jokių kažkokių išryškintų talentų. Tiesiog ėjau ten, kur reikėjo, kur buvo poreikis. Nežinau, gal čia iš Dievo buvo tas toks suvokimas, supratimas, žiūrėti tos poreikius arba ieškoti. Aš galvoju, kiekvienam įdėta, tik atgimusim iš naujo žmogų, tas ieškojimas tarnauti, komgi aš galėčiau. Linkiu nelaukti, neieškoti, nefantazuoti, kur aš galėčiau ar kur aš norėčiau. Savo kelią praėjau visus tarnavimus, kokie buvo įmanomi. Visi tarnavimai ir šiandieną, kur esu, tai nėra mano galutinis taškas, galbūt kažkur kitur, nežinau, bet leidau Dievui naudoti save visur, visada, kur tik tais galėjau ir tuo momentu, ko neišmokau, mokinaus tarnaudamas ir aišku, nebe klaidų, bet... Taip. Tai reiškia, kad tarnaujam ne dėl to, kad esam kvalifikuoti, kad turim kažkokius tai netgi gebėjimus, bet tarnaujam dėl to, kad dega širdis. Aš tai laikausi savo gyvenime galbūt tokios taisyklės. Tu kažką darysi ar kažko nedarysi, laikas eina. Bet jeigu tu žengsi tą žingsnį, niekada nesigailėsi, nes laikas vis tiek praėjo. Taip. Ir kartais ateina žmonės, sako, ar man daryti tai ir nedaryti tai, sakau, daryk. Nes ir patirtis, ir tavo laikas, ir tu į savo tą taupyklę gyvenimo vis meti kažką. Ir jeigu prisimenant mūsų, aš įtikėjau, man buvo 15 metų. Ir tarnavom labai daug kur. Ir dar vienas iš tarnavimų būdavo, kad mes eidavom pas močiutes į namus ir tvarkydavom jom kambarius. Wow. Mes padėdavom susitvarkyti buitį. Būdavo kartais ir mamytės, kurios turėdavo mažų vaikų, mes netgi pas jas eidavom ir padėdavom tvarkytis namuose. Geras tarnavimas. Ir iš tikrųjų, nebūtinai čia bažnyčioj, bet netgi ir čia, jeigu pamatei, netaip padėta kėdė, tai yra tarnystė. Stiklinė vandens, tai yra tarnystė. Nukritęs popieriukas, tai yra tarnystė. Nešvarus tualetas, tai yra tarnystė. Ta prasme, kur tu be pasisuksi, pamatęs poreikį, yra tarnystė ir nebūtinai bijau tarnauti, ar ne? Tai dažniausiai, kada mes bijom tarnauti, kada tai yra vieša, bet galime pradėti tarnauti, kur nemato niekas. Taip, man iškilo klausimas tau, Jurga, užduoti, kad o tik tada, kuom skiriasi tarnystė nuo pašaukimo? Jeigu žmonės taip stipriai ieško pašaukimo, jie galvoja, kadangi tai nėra, ką jaučiu, kas yra iš Dievo mano pašaukimas, tai aš netarnausiu. Kaip atskirti tuos du dalykus? Pagal save, aš ką pastebėjau, iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu Dievas pasakys iš karto, kur tu esi pašauktas, galbūt nebūsi pasiruošęs išgirsti tai. Ir gali būti taip, kad tu sakysi, Dieve, ne, aš nenoriu šito. Taip. Ir aš pamenu, kaip nuo pat tikėjimo pradžios visada savo kartojau, aš nenorėčiau būti pastoriaus žmona. Ir kai pastorius pradėjo kalbėti, kad reikėtų vyrą laiminti į pastorius, ir kai jau rimtai brendo šitas klausimas, šito palaiminimo, Dievas mato, aš tikriausiai pusę metų praverkiau, beveik kiekvieną vakarą aš verkdavau ir sakydavau, Dieve, už ką man, už ką, aš galiu visur tarnauti, tik ne šitoj tarnystėj. Ir jau kai buvo palaiminimas ir praėjo kažkur 6 metai, aš pamenu tą trečiadienio susirinkimą, kad aš stovėjau čia ir sakiau, Dieve, aš pasiduodu, nes aš nebegaliu kovoti su tuom. Aš tiesiog tau pasiduodu, Dieve. Jeigu reikia, kad būčiau pastoriaus žmona, aš būsiu, aš priimu iš tavęs, bet man prireikia 6 metų, kad aš galėčiau ištarti tai. Todėl, kai žmonės sako, aš nejaučiu, kad čia mano pašaukimas, tiesiog pasižiūrėkite į tą tarnystę iš kitos pusės, ar aš galiu būti reikalingas. Kaip mano prisidėjimas padės žmonėm, kaip aš galiu praturtinti Kristaus kūną, jeigu aš prisidėsiu prie šito. Taip. Ir aš atėjau irgi 15 metų mergaitė, visai daug dalykų nemokėdama, nežinodama, bet tas prisimimas atsakomybės išaugina ir labai subrandina. Taip galvoju, kad vis tiek
tarnavimas tai yra, kas padeda procesui link pašaukimo. Taip. Nes tu išmoksi tiek daug skirtingų dalykų per tarnystę ir tai viskas suveda. Aš irgi tikriausiai, jeigu aš nebūčiau tarnavimas, dabar man pasakytų, Danieliau, tu esi tai, Dievas tave ten veda. Aš galvoju, iš viso yra nelogiška, kaip aš iki to momento daisiu. Aš neturiu nei kažkokių tai, kaip pastorius kalbėjo, įgūdžių ar dar kažkokių tai gebėjimų, kurie atsakytų į tą pašaukimą, bet visi tie įgūdžiai, nuovoka, supratimas, tas Dievo šlovės pažinimas, jis vis iš tarnysčių, kurias turėjau, tai viskas davedė iki to pašaukimo, kad čia ir mano vieta, tai yra, kur aš galiu būti naudingas, tai yra, kur Dievas mane naudoja. Gal neatsakantis klausimas, kadangi laiko neturim daug, pastoriui. Toks teiginys ir reiks, kad pakomentuotum. Santykis pirmiau tarnystės, nes tarnystė be santykio negali būti sveika. Viskas, kas be Kristaus, yra nesveika. Ten, kur nėra jo, ten yra tamsa, ten yra išdidumas, ten yra visi tie žemiški dalykai. Štai kodėl šventajame rašte yra parašyta, atsiduokite Dievui. Nes tik atsiduodami Kristui, tu gali atlikti tai, kam esi pašauktas, kam esi skirtas šiai žemei, šiam gyvenimui ir taip toliau. Neįmanoma, nes būdamas netikintis, dariau visiškai kitus dalykus, bet kada įtikėjau ir atsirado santykis su Kristumi, ir atsirado visiškai kitokie supratimai ir suvokimai, tu į žmonės žiūri kitaip, elgies su jais kitaip ir taip toliau. Tik tai atėjo tik iš santykių su Kristumi. Kitaip aš nematau, aš galiu perskaityti daug galbūt pavyzdžių, knygų, liudijimų, bet tai yra dalykai, kurie tiesiog žmogaus išgyvenimai. Santykiai su Kristumi jie ateina iš dvasios, iš tų tikrų dalykų, iš pačio Dievo, kur nėra nuodėmės, nėra tamsos, nėra išdidumų, visų kitų dalykų. Todėl, jeigu nėra santykių, aš galvoju, kodėl žmonės bijo tarnauti, aš galvoju, aš daleidžiu tiesiog galbūt, kad jie neturi santykių su Kristumi, arba jie sėdi, laukia kažkokio pašaukimo ar dar kažko. Tiesiog, kada tu esi santykiuose su Kristumi, viskas yra paprasta ir aišku. Tu eini ir tu tiesiog tarnauji. Tu paimi tą kryžių ir eini paskui Kristų ir darai tai, ką darė Kristus. Taip. Ir realiai, jeigu taip tiesiog apibendrinant tai, ką pastorius sako, yra parašyta, kad tobula meilė išveja visą baimę. Tai aš galvoju, kad kuo daugiau mes artinamės prie Kristaus, mes išgyvenam jo meilės, tuo drąsesni mes esam eiti tarnauti ir skelbti apie Jėzų. Ir tiesiog metai iš metų, kai tu tarnauji jam, tu drąsiai, realiai, toksai netgi gal pasakykim pliusas yra santykio su Kristum, kad tu tampi drąsesnis. Dalykai, kurie stabdė tave, baimės, kurios abejonės, kad ir kas ten bebūtų, tave stabdė. Tu eini, nes tu esi drąsesnis negu tu buvai, bet ne dėl to, kad tu čia pats kažką gali iš savęs, bet dėl to, kad meilė tavi auga Kristui, Kristaus kūnui, bažnyčiai. Mes nieko negalim iš savęs iš tikrųjų. Gerai, tu talentingas, gražus, bet šiandieną daug talentingų krikščionių, jie tarnauja velniui. Kaip sakyti, ne velniui, jie tarnauja pasaulyje, jie ten dainuoja, gieda, dar kažką. Ir tik tais dėl to, kad nėra santykių. Taip. Aišku, jeigu tu savo talentų tarnaudamas skelbi Evangeliją, taip, ačiū Dievui, bet jeigu tu tiesiog praleidi laiką, kažkur tai švaistai savo laiką ir taip toliau, turi santykių su viešpačiu, tu ieškosi, tu turėsi tą norą, tą troškimą, tai yra antgamtiškai, tai nėra iš tavęs, nes mes kaip žmonės egoistiški, mes kaip žmonės patys iš savęs labai išdydus, mes norim, kad mums tarnautų ir taip toliau, kad mūsų poreikis būtų atsakytas. Bet kada tu tikrai pasinėręs į santykius su viešpačiu, tu visada ieškosi. Tikrai tai yra ateina ne iš tavęs, tai kažkas šventoji dvasia ragina tave, tu visada jauti tokį paraginimą, tu ieškai, tu visada, tau nesvarbu kur. Tu jau nesėdi ir nesvajoji, aš noriu pamokslauti 1000, tu pasiruošęs daryti belę ką, belė kiek dieną, naktį, aukoti savo laiką, poilsį, atostogas ir taip toliau. Tik tais iš santykių. Kito, neįmanoma kito. Galbūt yra žmonės, kurie kažkaip kitaip, jie galbūt ir daro, bet be Kristaus, sako, jeigu tu kažką darai be meilės, tai yra skambantis varis, tuščiai nieko, o meilė tai yra Kristus. Taip, tai tiesiog irgi, aš taip galvoju, kol pastorius šnekėjo, kad Dievas ieško tikrų garbintojų.
Ir garbinimas nėra tai, kad mes sekmadieniais čia gėdam. Garbinimas tai yra gyvenimo būdas, kada tu savo gyvenimą atiduodi Dievui ir tas pats tikra meilė. Mes galim sakyti, Dievas mums davė laisvą valią, čia yra Dievo dovana ir čia yra wow. Bet tikra meilė Dievui tai yra, kada vietoj to, kad tu pasirinktum kažką laisvai daryti, tu atsiduodi jo valiai. Va čia yra tikra meilė, čia yra tas tikrų garbintojų ieškojimas. Ačiū labai, kad taip drąsiai dalinatės tuo, kad Dievas per 30 metų padarė. Ir kreipiuosi kiekvieną klausytoją. Ačiū, kad prisijungėt. Laukit pratęsimo, nes tai nėra pabaiga, dar yra daug klausimų, kuriuos aš noriu užduoti 30 metų patirtį turintiems pastoriams. Ir ačiū, kad prisijungėt ir iki greito.